Na, o desertui siūlome pasiklausyti pokalbio su naujoju Lietuvos triatlono čempionu Vytautu Kaziukoniu. Koks jausmas? Šiek tiek netikėta. Iš tikrųjų, šitose varžybose planavau daugiau dalyvauti kaip pasiruošimui pagrindinėse varžybose, kuriuose Vokietijos dalyvausiu. Bet kadangi nebuvo vieno varžovo stipraus, netikėtai taip išėjo, kad pačiam beta maloniai nustebęs yra. Tai dabar tarptautinės varžybos, ar ne? Kokios ten prognozės, kokie tikslai? Ten daugiau mano tikslai, ta prasme, ten iš viso yra dalyvauti, dėl to, kad tai yra pati ilgiausia distancija iš viso triatlone, tai yra Ironmanas vadinamas, kuri yra 3,8 km plaukti, 180 km dviratis ir 42 bėgti. Tai yra apie 10-11 valandų varžybos, bet daugiau tai yra išbandymas savo, negu kažką įrodyti dėl rezultato, tikrai ne. Nes tikrai tai ne ta distancija, kur aš ten galiu kažkokius tai rezultatus rodyti, bet kadangi sportuoju dėl savęs, tai man tai labai yra įdomi pabandyti save. Ar yra tekę prieš tai bėgti tą ilgąją distanciją ir plaukti? Ne, tikrai ne. Ta prasme, čia kaip kažkam tai yra maratonas, kažkam tai išbandyti save, tai vat, čia yra kitas etapas, man aukštesnis laiptelis yra ta Ironmano distancija, kurią noriu save išbandyti. Tačiau, šiose varžybose visgi dominavo baltarusiai ir, estai, latviai. O kaip čia yra, ko trūksta lietuviams vis dar? Aš manau, kad pirmiausia Lietuvoje pats sportas yra dar pakankamai nėra taip populiarus, koks yra užsienyje, pavyzdžiui, kur tai yra triatlonas, tai yra viena dominuojančių sporto šakų, kur yra daugybė žmonių, o Lietuvoje šiai dienai tikrai nėra pakankamai dar dėmesio gal skiriama tiek apskritai kitom sporto šakom, išskyrus ten krepšinį. Ir, tikiuosi, kad gal pasikeis ta situacija vėliau. Bet šiai dienai yra taip, kad tiesiog yra maža konkurencija ir kai yra maža konkurencija, rezultatai automatiškai yra vis laik prastesni, kai tai kažką tai atsispirtų. Bet čia girdėjom, kad jaunoji karta stipriai auga. Tikiuosi, jinai vis laik auga, bet vis laik jinai užauga 18-19 metų ir tada pasimato, ar jinai toliau tęsia ar ne, dėl to augančių vis laik yra, bet laikas parodo. Ir kaip švęsit? Švęsiu, vyno taurė tikriausiai. Vyno taurė pirmiausia, tai... Ir rytoj naujas treniruotės jau maratonai, ar ne? Jo, rytoj iš tikrųjų taip. Rytoj laukia vėl 6 valandos dviračio, sėdu ir toliau važiuoju, nes, sakau, čia man turėjo būti treniruotė, gavosi varžybos, tai visą laiką yra. Sakai, kad nespausi save iš savęs vaško, o spaudi.